Filmuoja, ble. Yellow. Šiandien aš šiek tiek esu prasidžiuginęs, dėl to galvoju pasidalinsiu savo džiuguliais kartu su jumis, nes aš kaip ir dėl to ir džiugauju. Šiandien savo animacijų kanalą praverčiau statistikas, kas nežinot, mano animacijų kanalas yra čia, jeigu paspausit, arba linke video aprašyme. Ir mane labai nudžiugino ten esantys skaičiai. Nors kanalas ir nėra labai aktyvus ir nieko naujo gan ilgokai nesu įkėlęs, bet stebinančiai kyla prenumeratorių skaičius bei peržiūrų skaičius. Vos tik nesenai spėjau pasidžiaugti 10 000 prenumeratorių skaičium, o šiandien užmetęs skaičių pamačiau, kad jau yra ir lyg ir po nepilnų 2 mėnesių gal, ten jau yra 10 435. Taip pat nesenai baisiai džiūgavau pasiekęs 500 000 peržiūrų su Petriuko filmu YouTube'ai. Jau galvoju nebekils, nes ir tik šiandien užmetu akį, kiek ten jau gali būti peržiūrų susirinkę. Ir 500 528 tūkstančiai su kažkiek ten. Ir tiek susirinko berods per 2 nepilnus mėnesius. Atsivertus bendrą kanalo peržiūrų statistiką, tenais rodo, kad kas mėnesį mano kanalas surenka apie 60-70 tūkstančių peržiūrų naujų. What? Tokie skaičiai iš tikrųjų yra labai džiuginantis ir neįtikėtini. Ir, žodžiu, ačiū už tai, kad aktyviai vis dar žiūrit mano senus ir laukiat naujų video. Taip pat tokie džiuginimai labai motyvuoja tęsti reikalus su Petriuko filmo antra dalim. Daug nenoriu spoilinti, bet užsiminsiu, kad jau yra preliminari idėja visam filmukui, pagrindinė idėja, pagrindinė mintis. Antroji dalis gal skirsis nuo pirmosios Petriuko dalies tuom, kad ten manau, kad nebus viskas padaryta vien tik iš anekdotų. Beje, taip pat sulaukiau aš ir komentarų nemažai animacijų kanale vis dar. Ir pastebėjau, kad kai kurie iš jų yra gan keistoki ir ne visus aš juos suprantu. Todėl aš juos paskaitysiu jums. Įjungiau pakrovėją, nes baigė išsikrauti mano komentaras ant Petriuko filmų. Jūs žmonės švaistat ne tik savo laiką kurdami tokias nesąmonės, bet ir mūsų. Užaukit pagaliau. Atsiprašau, neplanavau švaistyti tavo laiko. Ko tu pyksti? Įdomiausia būtų tai, jeigu jūs Petriuko filmą būtų pažiūrėjęs nuo pradžios iki galo visas tas 7 minutės ir po to parašęs tą komentarą, kad švaistau aš jo laiką. Kasdienį duonos sūdas, bet gerai tu pasakei, Petriuk, tavo butalais vos nenumirė. Taip patiko, bet truputį buvo lol. Ant mokytojos Erik Sikt. Mergaitė gimė debilai. Atrodo skaičiau aš jos, bet vis tiek juokas ir dabar skaitant. Mergaitė gimė debilas visai. Petriuk, jausinius valgyk su Vytautu, bet aš nemėgstu Vytauto, auksi didelis ir stiprus. Kas koks briedas? Nu, Petriuk, pasakyk frazes Erik Sikt, eisi pas direktorių. Jei ir tu žinai, kas tas direktorius, Tarzanas be triusikų. Seip gerai filmukas sukurtas, viskas idealu. Bet nėra toks linksmas kaip Petriuko filmas. Ar seip, kas da filmukė hutų gersi, jei būtų daugiau veiksmo? Prokurorai uždaro bylą, o aš sapnuoju garažo tylą. Koks, traileris, nepačiau aš čia trailerio, nei fūrus, nei kitos sunkvežimį. Iš kur gremliną gavai? Man reikia? Gal parduodi? Kokia kaina? Seip klausia, ką karvė turi 4, o aš tik 2 papus, negalima sakyti, reikia 2. Thumbs up, jei aš gėjus. Pastebėjote, kad kada pasakė mokytoja, pradėsime nuo namų darbų, tai galite greit. Aš galvoju, kad visą valtį supjaust ją. Zaibis geresnių nemačiau, dar daugiau tokių būtų, tai zaibis būtų. Geras, nes nuo vaiptų nuvistau įsijuoko. Geras, tipo, jie vagis seniau buvo, tas Asiskinas, neklausyk, ką tau sako. Nesąmonė. Eina mamilinava urapsiko kilimą. TXXXX. Gerai varo tas Petriukas. Turbūt čia buvo visi, kurios buvo užsisaugojęs, nes jos išsaugojo random vietas ir paskui rankėjo iš visur. Kaip bebūtų, labai ačiū ir jums tiems, kurie čia buvo paminėti šituose komentaruose. Už tai, kad komentuojat ir palaikot ir žiūrit. Tikiuosi, kad neįsižeidėt ir turit humoro jausmą, bet vis dėlto pasitobulinkit savo gramatiką. Tikrai prireiks ateityje. Ir dar kartą visiems jums labai dėkui, visiems iki vieno ir iki greito. Iki.